Labą dieną visi mano myli tautiečiai. Šį kartą aš darysiu videoblogą lietuviškai. Kaip kad esu iš Kauno ir to labai didžiuojasi. Aš nusprendžiau bent paskutinę metų dieną skirti visą savo laiką jums. Taigi, aš užaugau tarp tų visų kinietiškų suknelių, banditų, tankų, visą tai aš praėjau, ojetu. Turbūt daug kas prisimena tos laikus Tarybų sąjungos, bet nuo 12 metų pradėjau domėtis žmonėmis ir kaip kad daug kas žino, perskaičiau pozityvias knygas ir pradėjau šypsotis, būti nuoširdi ir dėl kažkokių tai motyvų aš pradėjau traukti žmonės prie savęs. Ir galvoju, tu kaip gerai veikia, ne? Veikia šitas pozityvumas ir šita šypsena ir bendravimas nuoširdus ir padėjimas, viskas buvo labai faina. Ir nustojau kreipti dėmesį, turbūt nuo tų laikų, į tuos, kas šneka man už nugaros. Juk ne veltui jie man už nugaros, ne? Taip kad aš tiesiog ignoravau, man tie žmonės nesudaro mano lauko, mano pozityvumo lauko, ne? Tai va, nes jeigu pradėčiau ginčyti su tais, kurie yra kvailesni, nesakau, kad esu protinga, bet akivaizdu, kad kvailesniem reikia duoti kelią, kaip sakoma, duok durniui kelią, ne? Ir su jais geriau iš viso nesiaiškinti, neįrodinėti kažką, tai man iš viso laiko gaišimas. Tai va, pradėjau keliauti ir pastebėjau, kad visur kitur žmonės laimingesni negu lietuviai. Kame reikalas, jau kai sugrįždavau iš Portugalijos, atsimenu, šypsausi ir labai gražiai su visais elgiuosi ir man taip žmonės, žinot, tai kažkokį tai piktą žvilgsnį parodo, tai ten vos ne kokia trenkta, kodėl šypsaisi man, kodėl kažką tai gero pasakė ar dar ką nors. Galvoju, tu kokie pikti žmonės iš tikro. Ir kam šita įžanga? Įžanga yra tam, kad spauda pradėjo rašyti apie mane. Mano draugai iš karto puolė man skambinti ir sako, nekreipk dėmesio, ką ten komentaruose sako, nes žmonės pavydi, todėl ir pikti. Ir galvoju, tu kaip juokinga, nes aš iš viso komentarų neskaitau, ypač po savo straipsniais. Aišku, iš viso neskaitau, bet galvoju, apsiraminkit man tai. Ir galvoju, kodėl jie pikti ant manęs? Gerai, pavydi. Gerai, gal reikia juos pateisinti, gal vis dėlto mažai saulės, žmonės depresuoti ir taip toliau. Galvoju, gal ten nuo Tarybų sąjungos likę tie kažkokios tai pasekmės. Žinai, gal iš viso tenai nuo korupcijų visų ten mafijų ir perestrojkų susibalamutinę žmonės. Iš tikrųjų, tai veltui aš bandžiau jas pateisinti, nes nei tada, nei dabar niekas nepasikeitė. Tada aš suprantu, žinai, viskas būdavo taip gražiai parodoma, kad žiūrėkite, kokia lietuvė, kaip tenai jinai tą padarė, tą iš geros pusės mane. Tai yra, mane girdavo, ne? Bet kas dabar? Kodėl dabar jie pikti? Kodėl komentarai yra dabar negatyvus? Niekam nesuprantu. Ir galvoju, dabar tik aš sergu. Jūs ką išprotėjo? Kuku? Ko pavydėti? Ko pykti ant manęs? Ką aš jums padariau? Kas čia per nesąmonė? Tikrai nesuprantu. Ir jeigu ne mano artimieji, kurie skaito tos
stupid komentarus, aš iš viso net ignoruočiau toliau, kaip ir iki šiol dariau. Kartais net pagalvoju, tu man net gėda dėl savo tautos, juk aš visą laiką giriu Lietuvą, mūsų 3 milijonai, bet kokie mes nuostabus, kokie šalis yra nuostabi, kiek daug muziejų pas mumis, kokia gamta faina, kokie žmonės šilti, kokie bla bla bla, o iš tikro, pasižiūrėkit ant savo. Man atrodo, tie lietuviai, kurie iškeliavę, išvažiavę kažkur, tai jie daugiau nuoširdingesni negu tie, kurie pasilikė Lietuvoje. Nežinau, kas būtent jūs piktina labiausiai, bet vakar kalbėjau su tėčiu. Ir jis iš tikrųjų man atvėrė akis. Sako, iš tikrųjų mane biškį papurtė ir sako, klausyk, tu dėl ko gyveni? Ir iš tikrųjų aš supratau, kad gyvenu dėl vaikų. Ir aš nusiteikus pasveikti. Taip, kad daugiau jokių kalbų apie mirtį. Viskas lai lieka 2016 tuose. Ir lai viskas, praėjo viskas. Kad ir kiek sunku bebūtų, aš nusprendžiau, kaip sakiau, būti pozityvi. Aš nusprendžiau pasveikti. Mano vaikai būtinai turi turėti mane, kol jie neužaugs, kol aplamai anūkų nepamatysiu. Nežinau, kaip įsikapstysiu iš čia, bet tikrai įsikapstysiu. Aš žinau, kad, kaip sakiau, žinai, dar nebuvo tokio laiko, kad nukriščiau ir nepasikelčiau. Čia ne aš. Gal paskutiniai mėnesiai mane biški prispaudė ir galvoju, tu mano, bet viskas bus gerai ir tikrai tie, kas norės prisidėti prie mane, bus prie mano recovery šito pasveikimo, būsiu be galo dėkinga. O tie, kas nori blogo, lai nepamiršta, kad yra toks dalykas karma, ar kaip norit, bumerangas, kaip norit, taip ir vadinkit, bet viskas sugrįžta su kaupu. Žinai, kai duodi kažko tai gero, tau sugrįžta su kaupu geras. Kai duodi blogo, sugrįžta blogo. Ir tie, kas galvoja, kad čia visą tai blefas, pasižiūrėkit į mano rankas, čia taip susimaskavau turbūt, ne? Ar tenai kojos ne man juokas ima, man gaila tėvų iš tikro. Man tėtis sako, tu žinai, skaitau komentarus ir sakau, man neįdomu. Tai va, tie, kas galvoja, kad šiandien blefas, eikit jūs velniop. Nes su sveikata niekas nežaidžia. Aš nesiruošiu mirti. Viskas, nusprendžiau. Bet, man tikrai reikia operacijos, ne? Ir jeigu jūs tokie jau protingi, gal norite man kepenis padovanoti, ar tam kraujo perpilimą, arba dar ką nors, tikrai padėtų. Man nereiktų pinigų, man nereiktų rinkti ir aplamai. Lietuviai, aš puikiai suprantu situaciją. Tie, kurie Lietuvoje gyvena, ar ten skurdžiai gyvena, man tik gero žodžio iš jūsų reikia, ne? O tie, kas šmeižia mane be jokio tikslo, be jokio to net nesuprantu dėl ko, man jūs neįdomus. Ir tiesa, kas liečia mano papukų, jie nuostabus. Ir kaip anksčiau rodžiau, taip ir dabar rodysiu, ne? Aš su maudymu nesaisiu į baseiną iššoksiu. Nuostabus, ne? Man jie irgi labai patinka. O tiem, kam nepatinka, pabučiuokit man į užpakalį. Jis irgi labai fainas, tikrai. Beje, aš jums linkiu visiems nuostabių naujų metų. Ir nepamirškit, kad 2017 metai bus fantastiški. Pamatysit, tikrai. Taigi, ikiukas ir bučiukas visiems.
Būkite pozityvūs.